Kreipiuosi į visus, kas mėgsta prižiūrėti savo automobilį. Dabar jau saulytė išlenda, norit išvažiuoti gražiai, pasipuošę. Žodžiu, Wheel Spotas yra puikiai vieta, kur jūs galite sutvarkyti savo ratus. Pats buvau, pats pasidariau, mano ratai jau buvo per žiemą 3 sezonus nubraižyti, atnaudoti kaip reikiant, tai pilnai restauravo. Wheel Spotas ne tik dažo, lakuoja, bet to pačiu ir lygina, virina, žodžiu, pilnai restauruoja jūsų automobilio ratus. Bendrauja gražiai, atrašo greitai ir to pačiu jie greitai pasileis ir elektroninę parduotuvę, kur pardavinės padangas, tai galėsit viską įsigyti vienoje vietoje. Tai dar kartą primenu, Wheel Spotas yra Kaune ir Vilniuje ir jums nereikia atvažiuoti tiesiai pas juos, jie turi paslaugą, kuomet gali pasimti jūsų ratus ir atsivežti pas save juos sutvarkyti. Tai parašykite jiems, sutarkite ir atsinaujinkite, atsidailininkite savo ratukus. Ko labiau norėtum nuplikti ar nutukt? Aš labiau norėčiau nutukt. Ne, ta prasme, akivaizdu, blema. Aš jeigu nuplikčiau, tai būtų... Ar manai, kad... Tai atrodytų nuplikė. Bet tu, Marolas, jeigu tu pradėtum plikt, ar tu pasiduotum, ar tu bandytum dar vis auginti? Turkija, važiuoju. Bet tu... Ne, aš nuplikčiau, tai nuplikčiau. Bet aš nenupliksiu, man atrodo, nes aš man norėjau, barzda neauga. O jeigu tu pradėtum plikti ir varytum į Turkiją, tu vis tiek atsisodintum tokius ilgus kartus net. Tipo, Bet mažiukus ir augintum. Žinai, aš auginčiau po biškį. Bet tie pirmi mėnesiai tai blogai atrodo. Bet esmė yra, kad jam reikėtų donoro. Tu negali, aš viską žinau, tu manęs gali klausti, aš tau atsakysiu. Ai, tiksliai. Jeigu tau nuplinka ir jeigu jis norėtų vėl ilgus įsidėti, jam reikėtų donoro. Tai jis turėtų kokį arklį vežtis kartą, kad iš ten jam... Kodėl? Nes tau įma iš donorinės vietos ir deda. O galima moterišką plauką dėtis? Nežinau. Galima, aišku, o kas yra. Geras klausimas, aš kur net nepagalvojau. Rasizmas, kodėl moteris plauko nebūtų. Ne, gal kažkokia kitokia šaknis, aš nežinau nieko apie plaukus šiaip. Šaknis moter, o... Vyr ir tada kitas dalykas. Moter. Mot. Jo? O kas tada R yra? Ai ne, te. Ne, čia tu skiemenuoji. R yra priešdėlis. Priesaga. Max, priešdėlis. Priesaga. Tai kaip aš pamiršau tos dalykus visus. Prieš tai šnekėjau, kad išlaikėme egzus raudonų diplomų. Tu man atsimeni visus tos. Aš, pavyzdžiui, mes kartais, kai varom spektaklyje su Valium ir pasako kažkas kokį nors keistesnį žodį, mes bandom prisiminti lietuvių kalbą ir pasakyti, kas čia per kalbos dalis ir, kad tai yra neveikiamosios nuosakos, pusdalyvis. Wow. Tokios pramogos su Valinskui. Ir čia kai turi proto žaidimą, LRT, va tokie yra susirinkimai ir tokie. Aš kažkaip šitos visus praskipinau, nežinau, kur aš buvau mokyklai, bet aš tiesiog praskipinau iki 10 klasės. Iškart prie galūnės atėjo. Ir tas buvo. Kaip tarp kitko mums kirčiavimas, nežinau kaip tau, bet visam tam šakių kraštui tai yra tiesiog įgimtas dalykas. Taip. Nes mes... Mums ne taip, bet aš žinau, kad jum labai. Jo. O kažkaip kodėl... Mums prastai labai yra, nes iš mūsų krašto yra Jablonskis. Bet ne tik dėl to, jūs šiaip tvarkingai ganėtinai. Čia vieną, nežinau, ar matėt vieną klipuką, buvo bičias kvepalus reklamavo, bet ten tipo tokie perfume elitas, šiek tiek aukštesnio lygio, bet su akcentu bičias viską darė. Sako labai gerus kokybės kvepalai, išskirtinio kvapų. Aš pasipurškiu, man visi sako, kaip skaniai kvepia. Aš prieš tai niuchindavau, dabar aukštųjų parfumerija, perfum, bla bla. Bičiuliai, rugsėjo 26 dieną laukiame jūsų Žalgirio arenoje Kaune, nes vyks Manto Stonkaus raustai. Kviečiame visus atvykti, jau lainapą beveik visą paskelbėm, turėsim ir slaptų svečių, kuriuos jūs puikiai žinot, bet mes jų jums neatskleisim. Žodžiu, 26 dieną rugsėjo bus humoro juoko raustų šventė Kaune, tai atvykit, pamatykit raustus pilnai, gyvai, visiškai kitas vaibas ir laukiam jūsų pilnoj Žalgirio arenai. Rugsėjo 26 dieną. Galim gal šiek tiek link komandiruotis? Mes jau pradėjom, mes jau seniausiai pradėjom. Kameros, okei. Atrodo, šiaip kalbėjom. Ne, man tai negalim. Tęskit toliau. Ne, geriau. 15 minučių kaip... Ką jūs prisimenat iš lietuvių kalbos, kas jums buvo sunkiausias dalykas? Tai viską, ką dabar tu vardinai, aš... Nes man kirčiuotės aš prisimenu, bet aš jų nekirzdavau. Aš kūrinio nei vieno neperskaičiau, man atrodo. Rimtai? Iš tų privalomų? Jo. Net Kafkos?
Metamorfozės? Man atrodo, ne, atsiprašau. Tu tarakonė. Aš nieko iki 10 klasės Šitai dar suprantu. Ką tu? Aš viską praskipinau iki 10 ir tada pradėjau 10 ar 11 mokytis. Skyryba, gramatika, nes aš iš jausmo rašau, supranti, aš iš jausmo dedu tos visus kabelius. Naudoji sąmonės srauto techniką. Aš nenaudoju proto jo tikriausiai. Kaip tą darė. Bružas. Ne. Bružas irgi darė. Škėmą. Ja. Aš Sąmonės srauto technika? Jo. Ja. Kaip tai yra? Čia yra vienas iš labiausiai man nervinančių dalykų, kurį man sakė per lietuvių pamokas, nes sako, sąmonės srauto technika. Čia yra, atsiminkit, ir kai klaus, kaip jisai rašė, tai sąmonės srauto technika. Ir jis tiesiog rašė, kaip jam rašėsi. Jisai... Blemba, žinai, šiaip jisai rašė, kaip rašėsi. Turbūt, kad gal labai geras apibūdinimas. Norėjau sakyti, kad Airidas šiaip gerai skyrybą išmokęs, ne? Kodėl? Kasmet iš... Turi tu dabar paną, ar ne? Turiu. Okay. Kiek dar liko palaikiai komandiruoti? Mėnesį. Dar geras 30 dienų. Skyryba ir jungtukai gerai. Ar ne per daug tu jų dėlioji? Nieko panašu, šauktukus už tą gerai moka. Aš pavyzdžiui, man dėl to kartais gėda ir aš bandau gražiai kažkaip išlipti, kai kalba pasisuka apie kažkokį kūrinį, kur visi ten sako, ten man tas altorių šešėlyje, va ten tas kažkas, aš tai nežinau, aš tai neskaitau. Perini prie... Vasaris Bagėjus, kur čia... One Backstreet Boy. Tai į ką tu iš karto šokį, turi paraštuką? Aš turiu iš karto... JBL sijonėlį visą laiką perinu, nežinau kaip, bet mano kalbos visą laiką perinu į ten. Tai aš tai turiu irgi neperskaitytų kūrinių biškelį, kuriuos gaila, kad neskaičiau ir po to, kai jau pabaigiau mokyklą vienu metu, vis galvoju, jau reikia kažkaip tai perskaityti tą klasiką, bet visos dar vis tiek neperskaičiau. Ką perskaitai? Man Selingeris labai labai patinka Rūgėse prie bedugnės. Jo, bet šiaip daug skaičiau tos ten mokyklinės klasikos. Man kas nepatiko, tai yra Stepių vilkas. Man Hėsės, ne? Jo. Bet čia tokie, kur vos ne šitie du duetas. Jo, bet man visiškai ne mano dalykas. Aš kai neturėjau antros pusės, bandžiau merginti merginas ir vienas iš mano būdų buvo, aš bandžiau perskaityti, aš perskaičiau tą knygą, nes jinai sakė, kad jinai skaitė tą knygą, norėjau ją sužavėti ir aš per daug įsigilinau tą knygą ir aš pradėjau ją įrašyti ant blemą, bet tai nesąmonės rašė ir manos buvo per Hurakame viena iš knygų ir aš ten pradėjau ją įrašinėti, tokia, aš net nežinau, apie ką tu kalbi dabar, man tiesiog jinai perskaitė tą knygą, bet per daug nesigilino, žinai, o aš ten jau mintis, sakau, visas, kas patiko, kas nepatiko. Tai žodžiu, neveikia šitas dalykas. Negalima taip. Šiaip Hurakami būtų... Murakami kalbų paskui. Aš tiesiog norėjau užbėgti, kad komentaruose nedukintų, tai čia geriau padukinam. O jums reikėdavo atsiskaityti už knygas perskaitytas? Aš tai išgalvodavau pats savo. Nes daug kas išgalvodavo labai. Mes traukinukus ten, kur tipo atsistoji vidury klasės ir pasakai, kažkaip aš ten nežinau. Pas mus tai reikėdavo. Ir mes traukinukus gaudom už kiekvieną perskaitytą knygą ir po to gale mokslo metų žiūrėdavom, kieno traukinys ilgiausias. Wow. Tas skamba kaip gerai. Žinau. Bet man tai, pažiūrėjau, buvo toks labai nušvitimas vaikystėje ir aš pamenu, kur aš taip... Lemba galėtų pimpalas aukti nuo perskaitytų knygų. Gal kiekvienos... Dėl genų. Aš pamenu, vaikystėje rašiau pamokas vakare ir atėjo brolis su Algimantu, sako, ką čia darai? Sako, knygą skaitau. Sako, kam tu skaitai? Sako, tai gali, šiaip parašyti aprašymą ir padat mokytai. Sako, bet kaip aš, sako, tai savo, sugalvoju, kad nors naują knygą. Ir čia man buvo tas kur mano life changing momentas gyvenime, kur aš atsikėliau ir parašiau tiesiog savo išgalvotą kūrinį su išgalvotu autorium. Ir mokytas tingėdavo tada tikrinti, googlinti panašiai. Ir aš tiesiog kokie 5 metai taip ir gyvenau tiesiog. Neskaičiau ir tiesiog išgalvodavau savo kūrinius. Švietimas. At its best. Bet kūrybai padėjo šitas. Aš esu sukūręs kokį knygų jaučiu, žinai, savo. New Yorko bestsellerį visi buvo, žinai, kad geriausias knygas tiesiog. Arba būdavo filmą pažiūrė kokį nors, padarai, iš filmo knygą padarai. Ja, ir žiūri kažkodėl ta knyga po didžiojo penktadienio filmo, pirmadienį visą laiką ta pati knyga, ką rodė per didįjį penktadienį. Kiaulinio kerštas.
Čia per... Pati baisiausia knyga. Žinau, ką veikėna vasarą. Žodžiu. Tai va, literatai. Kaip gyvojat? Gerai, gyvuojame, šiaip daug darbų pastaruoju metu, bet turbūt dėl vieno iš jų mes čia ir susirinkome šiandien, ar ne? Oi gerai, koks geras jungimas, klausyk man, tai profesionalas. Jungtukai, am I right? Tai turim žinių, bet gal čia kas nors kitas norėtų pasakyti, kodėl mes šiandien tokių sąstatų. Ar čia nauja LKL komanda yra? Kas čia yra per sąstatas? Tikrai ne. Tikrai ne nauja LKL komanda. Aš tikrai nieko nesakysiu. Tom, tu norėtum prisipažinti. Ne, čia gerai, galim mes man pristatyti ir mes pagaliau išsiaiškinam, nes čia buvo tokių neiškumų truputį, ne? Aš pradėsiu nuo labai senai, nes iš kur tai atsirado? Tai jūs gal pristatykit svečią, nes kol kas daug kam atrodo, kad čia yra žavi mergaitė. Aš pristatysiu dabar. Žiūrėkit, man kažkada buvo vienas žmogus pasakęs, kad tu esi grupės jauti vokalistas. Okay. Ir aš tai užfiksavau. Ir aš visą gyvenimą galvoju, kad esi jauti grupiai. Ir mes, kai pradėjom ieškoti grupės šitam dalykui, šitam projektui, mes galvojom apie jūs ir apie grupę jauti. Ir aš galvoju, kad... Tiesiog atėjo žmogus. Ir mes taip susipainėjom, kad mes su Mantu iki dabar tiesiog nebežinojom, kuri grupė yra. Tai... Čia yra Domantas iš grupės Abudu. Dugnas, čia yra visiškai. Čia yra apgailėti. Ar tu iš jauti grupės esi? Ne, aš esu iš Abudu, viskas gerai, sveiki. Dar vieną kartą pasitikslinam tiesiog, kad čia ne mano kaltė buvo. Nes mes šiaip niekad ir nesam per daug ir šnekėję iš tikrųjų. Pameni, kai tu fulę tai žaisti, mes lošiam fulę kažką. Ir man ta sako, o čia jauti grupė, sako. Domantas sako, nežinau, kur lošiam fulę. Džiugas sakė. Iš grupės Abudu. Aš taip žinau, jis, jo. Jo, ir tipo, tai mes tai painėmės ir man tas irgi painėjęs, ne vien aš, tai atsiprašom labai iš anksto. Abi grupės yra labai fainos, abi grupės yra nuostabios ir pasirinkom jūs. Jauti. Ir kažkuria prasme Aridas pasirinko abu variantus. Abudu. Labai saugiai perėjo dabar. Aš tai sakyčiau, kad man Abudu labiau patinka negu Jauti. Čia. Man labiau patinka. Tiltų čia galėjai sakyti, sako, kad man patinka jūsų grupė. Tu tokį konstatą pasakė. Sėkmės prikviečiant Jauti dabar į podcastą. Mano galvoje man patinka labiau Jauti, bet aš apie juos galvoju, kai sakau Jauti, tai... Tai jau aš... O būna, kad supainėja jis? Pasirodo būna. Bet dabar. Tai šiaip labai įdomus dalykas yra anų metų Comedy Festas, kai turėjote groti jūs, bet grojo grupė Jauti ir kai kurie žiūrovai sako, sako, mums tai jokio skirtumo, mes ir tą labai mylim. Ir labai daug kas nepajuto esminio skirtumo dėl to, kad, žinai, vieni negali ir kiti groja, čia turbūt labai arti Lietuvos formatu. Mes labai panašių metų pradėjom ir tais pačiais metais ant garažą dalyvavom, tai labai visiems kažkaip įsiminė, man atrodo. Bet aš tai žinok, aš anksčiau, kai dar netiek, nors aš visą laiką jūsų ir vienų ir kitų klausiau labai daug, man jūs anksčiau panašesni buvo, aš dabar jau nemažai skirtumų matau. Jo, šiaip to skirtumo pačioj muzikoje tai labai daug. Taip. Bet matytas laikmetis ir, visą tą pradžią jaučiu užfiksavo žmonėm. Yep. Kas dar tuo metu atėjo, Basi buvo irgi, ne? Abi ar vėliau? Čia tokį ištraukiai iš senų laikų. Rasa Basa buvo. Ne, Basanovas buvo. Tais metais, pavyzdžiui, garaže dalyvavo, buvo 3 prizinės vietos, tai mes užėmėm 3 vietą. Geriausia garaže užimama vieta. Jūs trečią garažą užėmėt? Jo. Tada antrą vietą laimėjo Jauti. Ir pirmą vietą laimėjo Abi. Jo. Ir... Abi grupės laimėjo? Ar abi grupė yra? Abi grupė. Čia buvo... Nuo ten ir prasidėjo visi... Ten jie visi vienodi. Jo. Wow, okei. Tai matyt tas maišymas kažkoksai, nuo ten ir užsifiksavo. Akivaizdu, kai yra tokios prizinės vietos. Jo. Kokio stiprumo garažas čia yra? 16 metai. Nes aš dar pamenu, mes organizavom Univerę šventę ir mes kažkaip rinkomės palei garažo tos nugalėtojus grupę, kurią kviesti į uždarimą. Ir irgi lygiai taip pat buvo, kur vieną išsirinko, kiti galvoja, kad čia kita grupė yra, tada jie atėjo, sako, tai kur čia ta grupė yra, nes man atrodo buvo Abi lygtais buvo tada.
Tai ir galvoju, kad jūs būsit. Kažkas, ar kažkaip nužodžiu, tipo, 3 grupės susipainiojo tarpusavį tenais visiems irgi. Įdomu, tada kiek mes koncų negavom per šitą susimaišymą. Aš esu jau pasakojęs apie tą bičią, kur jaunieji parašė Mantui Bartuševičiui dėl vestuvių pravedimo ir atėjo susitikti bičias Mantas Bartuševičius. Ir sako, tie jaunieji, sako, žinokit, mes iš karto jums norim pasakyti, mes ne šitą Manto tikėjomės. Sako, turbūt humoristo tikėjotės, ne? Sako, jo. O tai sako, kodėl tu atėjai? Sako, mano darbas visiškai prie pat, aš apšvietėjęs. Wow. Nice. Mane buvo nusamdę, aš vaidinau Svetbanko tokiam serialę. Taip, prisimenu. Ir jie tikės, kad ten bus Oskaras. Jo, kai aš atėjau, sako, mes galvom, kad bus tas Oskaras, kur žmonės kalbina. Jo. Bet man parašė, bet galvoju, kad ten jis bus. Okay. Ir toks galvoju, tai jūs dar norit, kad aš būčiau? Jo, tu pigiai visai gaunės. jo, tai toks, visas, ta įmonė, kuri paskui mane nusamdė, tai jie žinojo, kas aš esu, bet pats Svetbankas, kuris norėjo, kas vaidintų ten, tai jie norėjo to kito. Čuvak. Bet čia keista yra, kad Svetbankas norėjo Oskaro. Labai keista, man irgi supainėjo. Žinai, ar ne tą Oskarą? Kuris ten seniau būdavo, jo nebėra, bet seniau kalbindavo girtus Vilniečius Vilniaus gatvėje. Ten, kur visą laiką. Tokius per tą pošlą pusę eidavo visą laiką. Jo, kas tau patinka, kokią sekso pozą tau labiausiai patinka ir trūkus merga, žinai, atsakinėja. Tada nemanau, kad tai labai smagu šeštadienio rytą. Ne, aš nežinau, ar gal džiaugiuosi. Nu taip, bet dabar, žinot, kas yra? Bet dabar yra Elonas Penikas. Jo, perėmė estafetę. Manau, kas kart, kai pasidarai tatuiruotę ant kaklo, tu jau eisi arčiau Vilniaus gatvės. True. Šiaip man irgi supainėjo dažnai labai. Kas kartą, su Trusabaka. Trusabaka. Čia palauk, iš žasų. Jo. Trusabaka. Žinai, kažkas sako, aš klausau pavaršo, ką tokio ten, kur Trusabakai žasų. Šitam kur Oskaras ir Trusabakai. Aš klausau jo PVŠ ir po to jisai Lietui dar irgi turi laidą. Su Radzevičium, su tuo, su žmogžudžiu. Koks vieną kartą buvo, aš įpaskęs ar ne, kur kažkoks žaidimas Lietui ir paskambina žmogus ir Radzevičius, na tai kuo vardu? Sako, aš su žmogžudžiu nekalbėsiu. Bet čia Urban Legend ar čia? Ne, real. Užfiksuota, ne? Trusabaką perėmė. Wow. Tai žodžiu. Prašau, jo. Ir čia treniruotė, žinok. Jo, reikia... Daug teks padaryti iš tų, bet dar nieko nesakom, gerai? Ant 3 pralaužiam. 3, 2, 1. Tu šitą girdėsi ne tik per renginius, bet ir kaip Bartuševičius kemperį, kas kem minučias darė. 3 ryto išgirsi kažkur, kai jau kažkas miegos. Ir čia bus kaip rytinis gaidukas. Tau man vakarinis. Tik vardiklis tas pats gaidukas. Rytinis gaidukas, čia ryčkas kliškai. Kodėl tu šiandien čia? Jo. Aš, nes jūs mane pasikvietėt. Mes aną dieną, nežinau ar matė ar ne, mes aną dieną paskelbėme, kad grupė Budu bus mūsų paskutinio uždaromojo renginio svečiai ir būsit kalbinami. Taip. Tai bus sodyboje, kur mes tiesą sakant ir susitikom pirmą kartą gyvai. Taip. Ir vat, kiek čia nepraėjo nei kokie 5 metai turbūt, kaip mes ten pakalbėsime, kaip reikalas. Labai fainai. Bet tai dar ne viskas. Ne viskas. Man nepasakyti. Tai aš, mėlyje žiūrovai. Dabar savo konceptą darysi, sako. ir mėlyje komandiruotės svečiai. Filmuok. Gerai. Aš galiu žinau pradėti, jeigu reikia. Jo. Tai sveiki, mėlyje žiūrovai. Ir sveiki, pralaužk vieną šaltą žiūrovai ir vedėjai. Ir taip pat komandiruotės visą komandą. Aš iškilmingai paskelbiu, kad grupė Budu dalyvaus kiekviename komandiruotės renginyje. Gros koncertą kiekvieną dieną, 14 dienų iš eilės. Fuck yeah! Ir mes papuošime visą komandiruotės kelionę kartu su Mantu ir Airidu.
Super, viskas, bravo. Tu ties manim pagalvoji lygiai taip pat, kaip aš prieš jūsų grupę sakydamas pagalvoju. Jo, pagalvoju, mantų ir triuso vakarą. Super, patys viską girdėjot. Bet matai, kaip matosi žmonių emocijos. Aš įpratęs. Aš apie tai dainą net rašiau. Ar jūs, pavyzdžiui, gerai maskuojat, kai šudinai jaučiatės? Ne. Jo. Matosi, ne? Iškart matosi. Iškart neįmanoma man užmaskuoti yra. Atrodo labai pasimetęs kaip dabar, tai šropa būna. O tau... Aš gerai varau, manau. Jo. Kaip dabar tu jauties šiaip iš tikrųjų? Gerai. Atrodo, kad aš blogai jaučiuosi, kad maskuoju. Ne, puikiai. Šveidą. Ką tik jūs paskelbėte, kad važinėsite su mumis visą komandiruotę, kodėl aš turėčiau blogai jaustis? Nu jo, iš tikrųjų. Taip, čia puikiai. Tu negrupė jauti. Ką? Ne, bet iš tikrųjų bus labai smagu. Aš jau minėjau kolegom. Jau galima, jau turim šitą statusą. Kad aš net dėl šito viso reikalo pradėjau į vokalų pamokas vaikščioti. Pagaliau, yes, kilsite į aukštesnį lygį. Mama laimėsim. Nice, gerai. Galėsit žymiai daugiau iš pirmo karto įrašyti gabalų. Ok. Ruoškis. Ir tokių laukia 14 tokių dienų. Aha. Gal pastebės jūs pagaliau kažkas namatė? Nu gerai, baigsiu. Aš visus iššaudžiau prieš jungiant kameras, aišku, ir dabar nebežinau, kaip atsikirst. Aš tai šiaip atskleisiu, man tai čia visiška svajonė ir aš jau Domčiui rašiau šitą dalyką, kad keliauti ir komandiruotė man yra toks projektas, kur kažkada turbūt aš jau mačiau, kad roko grupė būtų nerealus. Mes tada, kai kalbėjom, ką jungt prie komandiruotės ir labai ten buvom numetę tik tą idėją, kad būtų žiauri fainai dar turėti grupę šalia važiuojančių. Nes pradžioje atrodė, kad labai neįmanoma yra, žinai, šitas dalykas turi, bet pažiūrėk, po 5 ir jau judam. Mes patys apsimetinėjom grupę jau realiai vienu metu. Kolega labai nori dainuoti visą laiką ir mus įtraukė į dainavimą. Aš buvau, tu dainavai su Bunke, ar neplak? Tu dainavai Bunkiai. Mes visi dainavom Bunkiai. Čia su kiekvienu sakiniu vis blogėja. Tu buvai pas mus, aš buvau pamiršęs, taip, tugi buvai atliekęs. Į tą nedėkingai lietingą renginį buvai atvaręs. Jo, bet visiškai nesugadino, tas mane stebino. Man labai patiko, kad ši Bunkė tokia užsivedus buvo iš savęs. Kaip tau iš žiūrovo perspektyvos, kokia patirtis apart to, kad lyjo? Atmeskim šitą, nes šiais metais nelis visiškai. Nu kažkaip... kas visai, visų pirma, tai Genius yra tas dalykas, kad visas setas yra ant jūsų tipo kemperio. Aha. Ir kažkaip visą laiką priduoda jaukumo, man atrodo, šitas dalykas. Ir kad ir kiek žmonių ten prisirinktų, tu atrodo, kad vis tiek stebi kažkokį, dalyvauji pokalbį, tik tai niekas tavęs nekalbina. Kol tu žiūri, bet žiauri fun. Ir kas man labiausiai įsiminė, aišku, tai Bunkės bičas, kuris realiai visur vaikščiojo su Kaljanu. Aš nieko nesu to matęs. Čia buvo kaip paikus. Bet jo rankos ir atrodo kaip paikusas tas Kaljanas. Yra to irgi. Tai bet tas man labai užsifiksavo, kad jauku ir labai juokinga. Jūs nepavargėt, kiek jūs laiko atsigavinėjat po komandiruotės? Aš taip, pavyzdžiui, pernai ir užpernai tiesiog parą laiko po to mėgojau. Tiesiog grįžau namo ir su rūbais parą laiko pramiegojau. Wow. Jau aš tai prisimenu, metų po Kalnų parko, dar kai mes ten galvom, kad kažkur varyt gal ir panašiai, bet tiesiog visi buvo tokie nusikalę. Nesveikai, bet jau tas nuovargis tai ateina, jau ten po kokių turbūt po savaitės pirmos jau pradeda kauptis toksai rimtesnis nuovargis. Ir jau sodyboje būna, kai nuvažiuojam, kad jau toksai, ir dar žinai, kad bet didžiausias renginys tai laukia dar Vilnius rytoj. Tai... Aš turiu tada pasiūlymą. Tada į tavo sodybą. Ką? Į tavo sodybą pasiėmam masažo namus. Aha. Ir pasidarom spa. Mažą tailandietišką kemperį. Mažą tailandietę. Į kiekvieną kemperį po mažą tailandietę. Davai, ir sušių. Nesakysiu, ką darysim. Sušių? Wow.
Bet galimai su mano juo po to papasakosiu, ką konkrečiai nereikėjo turiu gal omeny. labai išvystyti. Mano mintis buvo jau gera. Jo, žinok, taip ir darom. Šiaip, žinai, kas yra svarbiausia, yra labai gerai paskirstyti jėgą savo, nes to pirmas poro dienų atrodo, blema, čia yra geriausias mano dienos gyvenime, kaip čia viskas apienai, kaip visas myli aplinkui ir ko tu labiau pirmas dienas tai padarai, tada to labiau krenta kitas kelias dienas. Jo, reikia pradėti iš kitos pusės. Pirmą dieną nekesk visų ir tada po truputėlį similėk, žinai, gale visus. Tai žiūrint, Nes kaip patogiausia anksti bus. išvažiuosim, kuo anksčiau, tuo labiau nekesiu. Tikrai, nes aš turiu kažkokį patologinį ryto dalyką. Mes, blei, labas rytas norėsim dar varyti, tai gal Bet skelbs mes, anksti. žinai, varysim, jiem tai nebūtina. Plius mes čia nebūtina ir mum išpasakot gal visų planų, ką mes. Aš jau gal ir nevarysim, dar net nežinau. iš tikrųjų. Ai, jo, labą palikim rytą. šiek tiek. Gal labas Gal vakaras labas Lietuva vakaras. varys. Gal pirmas renginys nebus su Šimonytė Ingrida? Tai aišku, čia belekas gali būti. Jo. O man tai Kaip man- papasakok. Ai. Ne, man tai varyk, klausk, jeigu nori. Galvojau paklausti, kaip tu manai, koks bus jums didžiausias iššūkis važiuojant. Jo. Nes mes tai pervargstam, nu ir gerai, mums tiesiog reikia kalbėti tą maiką su smirdančiam subinytėm ir viskas, o jums tai dar reikės groti. Jo, aš tai manau, kad vat, mes jau irgi šiek tiek kalbėjom apie tai prieš įsijungiant kamerom, bet manau, kad prieš manęs sėdi didžiausia mūsų problema. Jo. Nes čia bus tikrai ne alkoholinis galimai. Vilkmergės, ar ne? Vilkmergės, ar ne? Taip? Ne, Vilkmergės. Mes kaip komandos susiderinęs. Bet ir ne šviturys kol kas dar vis. Bet ir ne šviturys. Išsiaiškinti. Kol kas. Ai, šviturys. Dar ne šviturys kol kas. Nesvarbu, mes viską paskelbsim. Ir jo, ir aš kiek žinau, man tai su tavim yra smagus vakarai. Taip. Ir Rytų su manimi net nebūna. jo, tai Visą laiką. va tu gali būti didžiausia mūsų problema iš tikrųjų. Bet ir aš... Ar tave grupė išsiskirs? Tu būsi žinomas kaip tas, kuris išskyrė Daniel Wow, grupę. tu būsi mūsų Joko Ono. O ne, va čia būtų. Wow. O aš galiu būti Juoko Ono. Wow. Ir jo, šiaip aš nejuokavau dėl to vokalo pamokų, nes iš tikrųjų supratau, kad 14 konsų išėlės, tipo, kiekvieną dieną dainuot, tipo, taip Jo. kaip aš dainuoju, tai yra, nu, aš galiu realiai netekt balso. Jo. Tai aš pradėjau tiesiog stiprinti jį ir daryti, kad, nu, jis nedingtų. O kiek daugiausiai išdainavęs dienų išėlės? Man atrodo, 3. Ir ant trečios buvo, nu, Blogai. buvo ne visiškai blogai, bet, nu, jau ten kai kurių O registrų. kaip atrodo vokalas stiprinimas? Nes man galvoja dabar... Neina, man tai parodysiu. Ne, ta prasme... Šitą pirštą. Tai irgi... tai irgi yra raumenys, tai irgi yra, nu... Čia yra raumenynas. Taip. Ir tu gali pertempti tam tikrus raumenis, tu gali tam tikrų raumenų nepajungti, pavyzdžiui, dainuojant. Tu gali, pavyzdžiui, vietoj to, kad naudotum... Jo. O jau ko supranti, man tai raumenis. Kaip jokinga. Čia geriausias vaidas buvo šiaip. Iš bitsų dainuoja. Iš keturgalio dainuoja. Tricepsas. Ir jo, reikia tiesiog žinot, ką kokiam registrui reikia pajungti. O tu gali valdyti tai, neįjungti kai kurių raumenų, pavyzdžiui, dainavime? Nu tai nėra kalbant neįjungiu, čia visiškai nesunku. sąmoninga, bet tu tiesiog pajauti, kai tu, žinai, tai yra falsetas, ten vadinamas tas head voice. Tipo. Jo. Tada yra vis gerklė, kur reikia atsargiausiai ir kur aš daugiausiai ir naudoju. Ir Jo. yra tada krūtinė, tipo iš krūtinės. O jeigu tu, pavyzdžiui, mokintumės grolint, ne? Grolint. Jo. Tai tau gal, tipo, tada labiau būtų pripratę prie tų gerklės tokių... Gali būt, bet aš tikrai neišmoksiu iki komandiruotės. Ne, tai dabar jau ne. Dabar jau per vėlai. Čia metai darbų visokių. Bet man tai atrodo žiaurus dalykas, atrodo, plėšimą. Pabandyk, nai. Čia yra paravimasis daugiau. Jo, bet kažkaip panašiai ir dar. Dabar tas briedis, blėt, kur buvo pasakyti, ai, jau nebėra. Yra tas lengviausias kažkoks pig squeal.
Tai jis kažkoks lengvas, kiek aš žinau, ir tipo jį galėsim išmokti per komandiruotę, manau. Okay. Čia tas, kur kaip keulė. Jo, kažkoks... Aš žinau, kad būna... aukštas. Būna grupėse atskiri žmonės, kur daro vien tik tai. Okay. Jo. Gerai, o kokio, pavyzdžiui, visus svečius žinai, ar ne? Ne, nežinau, iš tikrųjų. Nežinai? Ne. Gerai. Galim pasakyti. Pasakyk, ko, pavyzdžiui, ko pats eisi paklausyti. Tikrai Šimonytės eisiu paklausyti. Ai, tai žinai, ne, kai kuriuos tuo žiūrėk. Pirmas renginys bus birželio 30 dieną. Tai gal mes praseinam? Ingrida Šimonytė Trakuose. Jo. O, nice. Taip. Tai šis renginys pasižymi tuo, kad visi pinigai gauti už bilietus į jį bus skirti Ukrainai. Tai dar kaip tik prasižiūrėjau anų metų pirmą seriją, kur lygiai toks pats renginys buvo Medininkų pilyje su rolu ir kaip tik prasižiūrėjau tą vietą, kai sakau, kad surinkom beveik 10 000. Tai 9100 buvo surinkta, mes dasidėjom savo ekstra. O kaip jūs juos surinkat? Tai už bilietus. Už bilietus. Ir to pačiu, su kepurėlė einam po renginį, kai būna aukcionas. Būna aukcionas daiktų Ukrainai, tarsi iš fronto paruošti daiktai visokie. Tai geroji naujiena, kad mes jau virš 10 000 surinkom šiais metais. Ir manau, kad dar, aš tikiu, kad mes čia galim dar kaip reikalas pasistumėti į priekį, nes dar nemažai laiko iki pirmojo, tai turėkite omeny, kad jeigu norit prisijungti prie paramos Ukrainai, galite atkeliauti į pirmą renginį su Ingrida Šimonytė, arba apskritai galite tiesiog pervesti paramą. Aš skaičiau, iš viso sudėjai surinkome 25, man atrodo, Ukrainai, tai ten gavos nemažai visai. Jo, tai šiais metais irgi turėsime aukcionus, pardavinėsime daiktus ir tuos pinigus galiausiai jie virsta džipais. Didelė dalis jų virsta džipais, pick-upais, kurie siuntėme ir Angels of Light paskyroje Instagramo galite irgi matyti, kaip komandiruotės pick-upas daro žalą. Jis buvo netgi, man atrodo, išvažiavęs iš mūsų pick-upas iš Ukrainos. Nuvažiavęs Kursko srities link ir ten veikęs dalykus. Tai, mes būtų irgi tikrai, jeigu bus aukcionas, tai mes irgi prisidėsim, kažką duosim. Žiauri cool būtų. Nežinau, kad norės Hebra tikrai jūsų irgi nusipirkti, ką nors kokį albumą. Tavo sruogą plaukų. Būtinai galim nuskust. Jūsų Grimalį nuskusim. Aš pirksiu. Aš būsiu tas pirkėjas. Aš atsiverčiu tą albumą ir man stovi. Oi, baig. Tai... Nu gerai, po to pakalbėsim. Gerai, judame toliau. Judame iš Trakų pilies. Beje, čia net, norėjau sakyti, ne OG Trakų pilį, bet OG Trakų pilį, tik ne toj, kur visi žino, kur yra miestelį. Ne saloje. Taip, judame toliau į Lietuvos geografinį vidurį ir tenais mes susitiksime su Mantu Wizard. Sportininku. Jo. Su naujaja žvaigždė Lietuvos komedijos. Jo, vienas geriausių stand-upų. Aš ir pats dalyvavau renginyje su Mantu Wizard. Stebėtinai tiesiog talentingai juokauja. Jo. Kas buvo per renginys? Žinau, kad meluoja. Jo. Okay. Šiaip nuostabaus išsilavinimo žmogus, nuostabaus charakterio, darbo etikos žmogus, turės papasakoti apie ką istorijų. Su juo kas yra labai įdomu, kad jam atrodo, kad tai nutiko visiems, bet jis turi labai daug unikalių istorijų, kur tik jam nutiko ir tiesiog jis gali pasakoti apie ką ten, kaip būdamas moksleivis, ten su transais kartu ten persirenginėdavo, žinai, reidavo į pasirodymus ir kaip transvestitai apgynė jį nuo užpuolikų. Čia, tiesiog, čia... Ką žinau, sakau, galvoju, niekam neįdomu čia bus. Okay, wow. Tai jo. Šiaip mes buvom su juo susitikę laidoje Galvok ir jis ruošėsi raustam kaip tik. Ir sako, nežinau, ar čia juokinga ar nejuokinga, sako, biški pasirašiau ir jis įsijungė nautus savo. Ir tiesiog taip, su pirštu eina ir ten vien bairį jo sugalvoti. Ir sakau, gerai, parodyk kokį nors. Ir skaitau ir visi geri bairį. Ir bičas savo pasirašė, nelaukia net komikų pagalbos ir belė kiek buvo pasirašęs. Tai man toks respektas būna tokiem žmonėm. Absoliutus monstras. Pasiruošė bairius, ar tai jinai vokalo pamokas. You name it. Tiesiog smagu, kad galvoja apie tai žmonės. Taip. Ir šiaip jisai labai moka su publika dirbti, kad ir kur tu įmesi, jisai visą laiką pasižiūri, nuskaito. Ir
Jo. Jis supranta, ko reikia. Ar čia ramiai kalbėti, ar dabar čia reikės juokauti, ar fokusą ištrauks iš kišenės. Visą laiką turi pasirašęs fokusų. Visą laiką yra pasirašęs kažką tai. Bet tai čia jaučiu, nes labai daug tipo, dalyvavimų renginiuose ir visą laiką turi prisitaikyti tipo, prie kokios tu, į kokią hebrą tu atvažiuoji. Tipo, negalėsi visą laiką taip pat ten fokusuoti. Ta pati triuką rodyti. Aš ką supratau, mes kai buvom tam šaukeise tada ir buvo Frankonis magas. Kad magas yra tobulas dalykas backstage'o turi turėti. Jeigu yra renginys, užsakyti magą backstage'ui. Tiesiog, kad entertainintų atlikėjus. Jeigu pakankamai didelis renginys, kad atlikėjų daug irgi reikia entertainint. Ir tiesiog laikas taip sprogo, tiesiog man rodė triukus. Ant scenos nežiūrėčiau, bet backstage'ą. Niekada neturėjai mažos tailandietės ir suši pasiėmęs. Mes judame 3 dieną toliau, tai yra Liepos 2 ir mes atjudame į Uošvės Liežuvį, į Kupiškį ir ten sustinkame su... Justinas Jarutis. Jūsgi turit gabalą grįžti, ar ne su juo, kaip Airidas pasakytų. Tai... Kažpas? Kodėl? Nesvarbu. Nesvarbu, Airidai jau žala buvo padaryta pradžiai. Iškilėčiau dainą bairiai. Tai smagu tai, kad Justinas turėjo koncą, žinau, Kupiškyje ir žinau, kad jam ten labai fainai buvo ir sakė, kad jam tai dar viena proga grįžti namo. Tai vat jį namuose ir pakalbinsim. Šiaip mes jau tokia užmesgam visai tradiciją Kupiškyje pasirodyti su žymiais kupiškėnais. Safas buvo. Vita yra buvus. Tai liko tik tai Jarutis. Jarutis iš Kupiškio? Wow. Yep. Ir tada Justino tėtis bus Seimo narys kitą kartą, nes tiesiog. Ir aš tai žinau, kad kadangi mes ten filmavom su kiemo draugais, tai žinau, kad mes to renginio vietoje, kur mes būsim, tai mūsų namai bus ant vandens ir bus prie pat mums reikės tik tilteliu pereiti. Mes... Kas tave žinant yra pavojinga. Nepavojinga, o aš tai matau kaip nepavojų, aš tai matau kaip labai daug galimybių. Labai daug galimybių turėti įvairių vakaro veiklų. Bet sutarkim, kad Beryčikas niekur neisi. Galit paleisti Dumb Ways to Die. So man. Bet žodžiu, bus labai smagu, nes labai faina vieta šiaip. Galim sakyti, kad ten saloj bus. Jo. Nu, man atrodo, kad ir jie patys gal taip sako. Nu, pusėsalis, ne? Ten yra kažkas 3 ketvirtadienį salos. Nu, jo, jeigu klaustumėt, mano dar neišpildytas svajonė salos. Jūs buvot per komandiruotę kur nors arčiausiai mirties? Kažkuris Blemam, tas buvo jaučiu tada, kai aš užo pro dugną kemperio. Pro kemperio dugnas pusvos. Įvarėm iš Seredžiaus į Vilkiją, ties tilto medis nukrito ant gatvės visiškai ir buvo išvengta jo, bet jisai per išvengimą lūžo lovą. Ir vos produkto neišvirto jam. Jo, nes jį išpūvęs buvo ir ten ratą matai. Prisvažiuoja ir Flintstone automobiliukas, kur atžiūrėjom. Ir pernai buvo, kur užsižiūrėjom, tipo, kur važiuoti, mums reikės sukti dešinio, tiesiai buvo kažkoks tipo, šunkelis, sako, man tiesiai. Ir ten tiesiog skardis, belie koks, tipo, kur... Bet apartoti nelabai, ne, kažkas buvo. Ne, gal ne. Tau erkė buvo įkandus ir tu... O, man erkė buvo, tai... Ir nuo to laiko vis laik juokinga, raudonas kai yra mantelis. Ne. Niekad nebuvo baltas, kaip turi dabar nuo to vis laik raudonas yra. Netikėkit. O šaltibarštis. Tai buvo, kai man įsisirbė erkė, aš sakau, varau pasitikrinti, kad neturėčiau kokią erkinę encefalito arba Laimo ligos ir po metų lygiai Laimo lygą pasikau. Ten pat to vietoj. Aš irgi turėjau, tai... Mes laimėlėje būdu. Laimės. Esi grupė Laimo lygos? Kaip? Esi Facebook'e grupė Laimo lygos? Jo, žiauri, šiaip gera chebra. Tai žiauri, norėčiau. Žinai, kas įdomiausia, jos likimas sujungia nieko bendro neturinti žmonės. Tik Laimo lyga. Erkės nesirenka, žinai. Jo. Galim tęsti toliau. Einam, mes tada keliaujam iš Kupiškio į Panevėžį. Ir šalia Panevėžio šiaip. Daugiau mažiau. Stiklo gamykla, ar ne? Tai ten Panevėžys beveik. Nu kaip, ten šalia. Šalia. Stiklo fabrikas, jo, ten. Stiklo fabrikas, taip. Ir ne su bet kuo, o su fucking Eimantu Stanioniu. Su to pralaimėtoju. Ma, kaip jisai galėjo laimėti, kaip mes daugiau būtume bilietų pardavę. Nu, ir kaip ir dabar. Vis tiek, mylim, vis tiek. Palaikom labai. Jūs jums duosit kažkokią tikios užduotį? Pizdydos. Galim sakyti, jūs trysia, kaip man, jūs trysia Stanionį paimtumėt? Kaip nors?
Šiaip nes jis turi backgroundo, tipo kudo, kas yra ir imtynės, ir metimai, tai jis nėra vien boksininkas. Aš tai manau, kad nei mes keturiesi nepaimtume, nei kitus jūsų grupės narius. Bet jis turėtų bėgti kažkaip ir tipo mus po vieną tokį bakį. Jo. Bet to jums netrodo nelogiška, kai per muštynės laukia kiti, kol vienas mušasi su tuo tipo pagrindiniu, kiti laukia šoną. Nu, ble, jeigu jūs jau esat penkiesi ir jūs akivaizdžiai pulsit, visi nuvarykit kartu, mažiau, nu, ir tas tiesa, kad mažiau gausit, bet ir didesnė tikimybė kažką padaryti. Reikia daryti tą, aš manau, gelbėk draugą tinklą ir suimti jį tiesiog. Ir viskas. One gorilla versus 100 men. Ir dabar 99 žmonės lauks, kol pirmas su gorila išeis, tai jeigu gorila gaus 1-1 su žmogum eit, tai nėra šansų žmonėm tada. Bet jeigu visi pultų... Tu vis dar manai, kad mes paimtume Eimantą? Manai, Eimantas, aš manau, kad jeigu mes bandysim imti Eimantą, tai tada mūsų toksai, mes kažkaip turim visi kartu jį pargriauti. Ir paskutinis turėtų būti žingsnis, kaip Mantas tu nusiemi maikę, išsibėgi, šoki, sakai kavo bangą ir priploji Eimantą prie žemės. Ok, gerai. Galiu sakyti, dziudo šmaukšt. Gerai, man tinka. Bet man čia visai įdomu, aišku, neprašysim to, bet patirti tikrą smūgį iš boksininko į padychą. Bet, žinai, tipo tikrą, nesapribojimais. Taip, bet aš manau, kad bus galima lengvai suderinti. Aš manau, kad bus žmonių tikrai publikai, kurie galbūt ir lankė kažką ir kurie, manau, patys užsiema kovos menais, kuriem galėsim pasiūlyti, gal jie nori prasileisti. Bet aš nežinau, pavyzdžiui, kaip kovotojam, ar jų nežaidžia tai, kad kai visą laiką jau koks kovotojas ateina ant scenos, visą laiką stovi kriaušė arba tas moneta, nu tai jau turbūt žinau, ką darysim šitoje laidoje. Tai ar jų nežaidžia tai, kad jie įsivaizduojami yra tik tai kaip kovotojai ir mus domina tik tai, kiek jie įmuštų arba kaip stipriai jie smūgiuoja. Man šiaip jisai įdomus kaip tuo labiau, bet kiekvienas jų smūgis kainuoja gal kokius 2000 jau. Jo. Taip paskaičiaus. Taip. Tai jie nemokamai net nelabai ir norėtų jaučiu. Įsivaizduoju, kuris patirtų traumą, man trenkinti į padychą, kur ant kiek nevertinga trauma. Kur jisai nieko nebūtų gavęs iš to, net jei būtų paveikę viskas. Sulaužė padychą. Mes net nežinojom prieš smūgį, kad galima sulaužyti padychą, bet sulaužė pasirodė. Trachėja, sulaužęs padychą. Nežinau, ar sulaužė ar ne, bet neveikia trachėja. Kažkur kitur oras nusikreipė. Išsipūtus ranka visą. Toliau. Šiaip su Eimantu turėtų būti fainai, nes jisai turi daug ir istorijų ir manau, kad jo dar niekas nėra taip iki galo pakalbinęs. Nes jį kaip jisai kalbina, kaip Kauno Bahurėlį, kaip kovotoją, bet jisai šiaip tiesiog fainas bičas yra labai jisai... Taip. Paklausyt, kokią muziką klauso, man įdomu, pavyzdžiui. Aš tai man visą laiką įdomu, kokią muziką klauso, ką YouTube žiūri, kokius filmus žiūri ir panašiai. Man daug tai pasako visai apie žmogų. Jo, man tai buvo didžiausia nuostaba, kai tada su Kūze kalbėjom, ar ne? Ir kokią muziką klauso Lietuvos krepšininkai. Kaip tas... Sėdim, linguojam. Jo, tokios užstalių lietuviškos estrados dainų, kur rimtais, čia yra jūsų kovos muzika? Aš žinok, kaip pats esu gerbėjęs grupės studiją. Tai aš galiu pasakyti tikrai taip. Su grupės studija, ką jisai čia norėjo. Aš sėdėjau prie pats Demo Januškos, nuostabus vyras. Sėdim, linguojam, dainuojam. Tai dabar aš duho šias, ar ne? Gal išsiskyrė. Na. O kaip norėčiau aš vėl. Sugrįžti rytą pas mamą. Sutikti. O tavo mama. Kaip tyliai kalba už durų mama. Tik sektų pasakas slaptiga. Toliau. Padarykim Here Comes Trouble. Let's go. Nu, tipo, kaip office buvo Here Comes Trouble. A cappella band. Šitą? Ir... Airidas šiaip ar taip tik akapelą galėtų, nes niekas nenori groti su juo. Bet Airidas gali beatboxint. Ne, man tas moka. Aš net to nesugebu. Okay. Tu gali šokt. Labai vis dar žengiam šokti. Tu gali palaikyti mikrofonus. Airidai? Jau artėjom. Gerai, toliau varom. Toliau varom su kemperiu ir varome mes iš Panevėžio į Baisogalą. Baisogaloje mes susitinkame su Roku Baciuška. Taip. Vardė jau yra užšifruota, kokios muzikos jisai klauso. Ar tu žinai, kas yra Rokas Baciuška? Žinokit, nežinau.
Jisai gal Dakaro lenktynininkas? Ne, jisai yra. Jis yra Dakaro lenktynininkas ir labai labai geras. Jis mums netikėtai labai, jis visai neseniai pakėlė bilietų pardavimus. Jo, jis pasirašė su labai didelė komanda kontraktą ir dabar jau priklausys. Su gamyklinė komanda, jo. Jo, naujai gamykliniai komandai. Tai laukiam ir šiaip labai labai malonu buvo su Roku kalbėti, nes jis labai pats buvo toks into it, labai pats nori, labai pats laukia. Tai plus mes su juo dar susitiksime ir Kvadrate. Užmėsiu kokį žodį pabaigoje. Tik neiškirska per daug. Nežinau, ar aš tas, kuris galėčiau jį iškirsti per daug. Toliau. Tai tiesa, tai mes darome, tai bus vėlesnis renginys dėl to, kad ten gal bus šiek tiek toks Gal jis bus biški teminis. Siaubo dekoracijų. Pažiūrėsim, kas ten bus, bet nepamirškite, kad šis renginys prasideda šiek tiek vėliau. Tai atkreipkite dėmesį į bilietuką, kurį nusipirkote. Judame mes iš Baisogalos, judame mes į Pajūrį jau visiškai ir Karklėje mes susitinkame su Giedriumi Savicku. Ir galim gal pasakyti, nežinau, turbūt jau bus pasenus informacija tada, kai išeis podcastas, bet šiuo metu čia turėtų būti vienas didžiausių renginių, tiek ir pagal paleistus bilietus, bet jau labai akivaizdu, kad dar iki komandiruotės šitas renginys bus išpirktas, nes likę yra 30% bilietų, jau nebelikę šiandien tikrinau, tai apie tuoj bus likę 1/4 bilietų, tai jeigu norite prie jūros sudalyvauti komandiruotėj ant visiškai paplūdimy, ant jūros kranto, esate labai labai daugiau nei laukiami. Tada mes... Kaip bus groti ant jūros kranto, esam groję? Karklės festivalį dar kaip buvo? Karklį, nesam groję. Ir šiaip... Karklės nesam groję? Ne. Okay. Ir šiaip nelabai atsimenu, kad grotume ant jūros kranto. O mes grinai paplūdimyje, ne? Aha. Tai mes dabar galvojam, kur jūs padėti. Labai smagu. Nes mums tai dzin, bet jums... Aš tai, čia dabar ir atsiranda toksai man moralinis klausimas. Ar aš noriu matyti gražiai, ar noriu duoti žmonėm matyti gražiai. Nes gali būti tokia kiaura scena ir gali leistis saulė. Ir jinai gali būti už jūsų visiškai. Jūs tada turėsit dainuoti, o iš lėto. Ne? Bet mes dainuosime vieną dainą. Jūsų užsakymą, nežinau, ar mes galime. Gal tik ir paliekam. Jo, tik ir paliekam. Jo. Bet bus gal net vienas laukiamiausių, sakyčiau. Ten bus vienas įdomiausių, dar niekad neturėjom tokio dalyko, visą laiką galvom padaryti ant kranto ir šiaip netaip atradom vietą, realiai vienintelė vieta, kur tu gali daryti. Nes privažiuot labai sunku prie jūros, o ten privažiavimą turim. Tai... Šiaip kas yra visiškai lietuviška klasika, tai kad aš labai labai daug metų iki kol nenuvažiavau į kitą paplūdimį, kitoj šaly, man tik tada dėjo, kad nėra kaip taisyklė, kad saulė leisis į jūrą. Tipo. ir Lietuvoje visur leidžiasi saulė į jūrą ir čia, tipo, visiškai... Aš dabar tik susimačiau apie šitai. Įsivaizduojate, jeigu Visagį nebūtų mūsų jūra. Tai va. Ir, tipo, gali, ten leistis saulė ir jūra čia, tipo... Gerai supuolė. Jo, tai čia yra, manau, labai labai... Latvijams irgi panašiai. Jau yra vietų Latvijoje, kur biški, ten, kur užsiriečia. Tai va, aš tai ir pajutau Lenkijoje prie Baltijos jūros, Sopote, ten prie Gdansko. Ar buvai Openerija? Esu buvęs ir Openerija, taip. Gal groji festivalį Sopoto, legendiniam tam, kur Orlauskas pasirodo ir... Jis į Sopote? Tai Sopote vyksta kitas festivalis, legendinis komikų ir muzikos. Sąskrydis, jo. Ten ne festivalis, ten komikų sąskrydis vyksta. Gauni diplomą, gauni sąskrydį, būna. Man jokingiausia, kai suvažiuoja į sąskrydį. Jo. Toliau varom. Toliau mes judame į Šilutę. Tiksliau prie jos, Šilutė čia dar praktiškai. Čia mano vienas iš laukiamiausių iš lokacijos pusės yra. Bus labai fysna, nes mes pasirodysim tokiam apleistam angare. Ten turbūt medienos, man atrodo. Tai buvusi lentpjūvė. Lentpjūvė, jo, buvusi. Tai tenais mes turime pokalbį su gerbiamu Arūnu Valinsku. Tik man ten yra klausimas, kai grupė gros, ten nepradėsite birėti tas pastatas.
Nu gal ne, aš jau buvau irgi įėjęs į vidų, bet lyg nėra ten tokia katastrofa. O atleiskite, kas per pastatas dar kartą? Buvusi lentpyvė yra didelis Angaras toksai. Ir Okay. labai kietai šiaip. Apleistas, bet tipo ten įmanoma susitvarkyti gražiai. Ir jeigu jūs turite dabar kalendorių prieš savo akis, tai dar galėtumėte pastebėti, kad tai bus Liepos 6. O ką mes veikiame Liepos 6 vakare? Gėdame Himną. Yes, sir, tai aš tik galiu įsivaizduoti, kaip jisai ten skambės, kai viskas, nu ten bus to Max aido akustika bus. Jo, ir akustika tokia. Mes esam wow. prieš tai darę Viešvilės kariniam angare. Tai, nu, žiauri fisnai po... Tada dar paleido... O vienas mažiausių mūsų renginių, ever turbūt, nes čia buvo pati pirma komandiruotė. Šiam gal buvo. Bet paskui dar paleido technuškę, įjungė šviesų pilną ir toks keistas vaibas, žinai, toks visiškai pogrindis. Max. Šiaip Kolčiai, sakau, man atrodo, bus vaibas vienas geriausių. Nu. Belė kaip, laukiu labai šilutės. Mes taip laukiam šilutės, kad po jos padarysim pertrauką net. Padarysime vienos dienos pertraukėlę, mes savais keliais, visi kiti žiūrovai savais keliais, pailsim vieni nuo kitų ir grįžtame Liepos 8 dieną. O kurgi man? God damn right. O žinok, Domčiau, labai geras klausimas, bet aš tau jį neatsakysiu, nes tai yra renginys Katė maiše. Ir žmonės sužinos tik tai likus parai laiko ar 2 parom. 2 parom. Kur mes tiksliai pasirodome. Aš tikiu, kad mes svečius turbūt atskleisime šiek tiek anksčiau galbūt. Tai nesiparinkite, jeigu nematėte, kas ten pasirodo, mes to specialiai tai planuojame dar kol kas nesakyti, bet atskleisime informaciją. Bet pati tiksli vieta atsiras jau renginį. Tai yra Kelmės rajonas. Taip. Kelmės rajonas. Gal truputį už Kelmės rajono ribų, gal... Jo, bet šiaip turėkite Būti iš Kelmės rajono prie Vilnius. Kelmiečiai, kelmiškiai ir kelmai jau galite drąsiai pirkti bilietus, mes pas jūs atkeliaujam. Ir tada iš Kelmės arba Kelmės rajono, arba Kelmės pakraščio mes keliamės į Marijampolę. Čia gal nemažas tarpas. Miamis ir į renginį Miamio šutra. O jame mūsų jau lauks futbolo manėžė, mūsų kolega. Kas toksai? Kas toksai, vyrukai? Paul Demiko. Naują atgimimą įgavęs vyriškis su ūsais. Seksualumo bombos, sprogdinantis Lietuvos padangės. Šiaip būtų jokinga, jeigu jis iki tol belekai prastų formą ir tipo... Ne, žinau, kad vakar filmavausi su juo viename dalyke, tai nepraradęs formos. Ne, jis dabar baisiai formą. Bet kiek duoda šis skirimas, ar ne? Kiek daug suteikia iš tikrųjų? Tu džymė gali pasivėti, kuris yra po skyrybų bičias visą laiką. Kur tiesiog bėgioja ant kelio ant maksimum. Kem minučių ant maksimum tempo, kur olimpinis bėgikas, pažinai, toks... Kaip susikoncentravęs yra. O tai gal, klausykit, sujungiam 2 renginius, Eimantą Stanionį su Paul Demiko ir kažką pažiūrim, kas ten gaunasi. Bliamba, šiaip variantas, ką žinai. Gali pagauti, bet jeigu pagauna, iškerta. Toks labai paprastas žaidimas. Tiesiog paprastas taisyklės. Žiūrėkit, tu geras ten. Duodam startą 10 sekundžių priekiem Demikui. Jo, ir tiek. Ir jau žiūrim tiesiog. Tiesiog natural selection žaidimas. Jau tiesiog daužytas, pasigaudęs. Ir gal duosime nam šių rėmėjų dovanas. Jau tiesiog su kumščiu naikina veido bruožus. Ūsus išmuša lauk. Lygina. Ūsai nuo čia kažkaip jie pačia nukrenta. Reliefo nebelikę veide. Visiškai. Plynė. Tai, žodžiu, vakar buvau susitikęs su Pauliumi, tai jisai pats ir ištingai žiūri į šią dieną ir jos labai laukia, tai sakiau, kad manau, kad neišvengiamai geras pokalbis mūsų laukia. Vėliau mes einame, tiksliau važiuojame į Lazdijus ir Lazdijuose susitinkame su Dominiku Kubiliumi. Čia sakėme, kad keistesnis pasirinkimas buvo galbūt neįprastas truputį, bet jisai dabar daro daug dalykų įvairių ir viešai Facebook'e ir visur. Tai visai buvo fainai idėja. Įdomias mintis dėlioja ir gerai dėlioja mintis. Tai aš manau, kad čia būtų... Žinai, man yra toks, prie tos komandiruotės buvo, kur žmonės mus šiek tiek nurašė, oi, kam jūs pasikviečiat, žinai, ten buvo Labas rytas vedėjas. Nežinomas dar kažkas, vienas geriausių renginių buvo. Žiauriai įdomus vaibas, kažkas naujo, šiaip gerai visi suvaibinom, nu ir tipo, žiauriai cool buvo. Tai man tas labai nepatinka nurašymas ir nori vis laik to paties, paskui pyksta, kodėl tas pats, nu tai kamo. Lietuviai ko labiausiai nemėgsta, tai pokyčių. Tai kažko nežinot. Jo.
Arba bet ką labai mėgsta, tai apsimes, kad nežino. Aha. Ir, nu, tipo. Čia kaip pameni, kur buvom Nidai, pernai, kur akivaizdžiai mūsų žinojo, bet tokie tipo apsimetė, kad nežino mūsų žmonės. Man crazy čia yra. Ir man tas crazy yra nuvertinimas žmonių. Ir man crazy yra tai, kad, nu tai gerai, ten pavyzdžiui, čia nenoriu varyti, ir plus patys kvietėmės ir Katlerį, ir Stokų, bet čia, nu, dažnai būna dėl jų, kad nori juos matyti, nori Katlerį matyti, bet su jais žiauriai daug jau yra buvę pokalbių. Mes patys darėm kiekvienais metais su jais pokalbis ir ta prasme ir šiaip jie daug kur labai eina ir smagu klausyti profų, bet jie iš savęs istorijų daug likusių tai neturi. Jie tiesiog tuo, kad jie moka komediją daryti ir daro, ir ją daro. Ir kiti yra žmonės, nu tas pats Dominikas negalima taip sakyti, jis daug šiaip kalbintas yra ir panašiai, bet nu, pastaruoju metu gal ne tiek daug, bet jis daro labai įdomius dalykus ir čia manom, kad labai reikalingas pokalbis yra. Plus bičias visus realybės šou yra šešėlių valdovas. Dabar daro labai daug ir dėl Ukrainos ir apskritai kalba apie problemas, kurias turim su 5 kolona Lietuvoje. Tai manau, kad čia bus labai, aš, pavyzdžiui, statau ant šito, kad čia bus labai geras pokalbis. Man irgi atrodo, kad bus labai fainai. Aš jau labai laukiu. Nu va, matot, įtikinti esate. Paskelbsim, kad grupė abudu sakys, blėt, jauti reikėjo imti, kas čia, nežinau šitų. Toliau mes judame į Vilkiją ir Vilkijoje. Tai nebepabėgsio. Vilkijoje mes turime neseniai išraustintą, jau seniai išraustintą, gal tik neseniai viešumą išraustintą Merūną. Vištytę. Vitulskių berniokas pas mus pasirodys ir atkreipkite dėmesį ir vėl į savo renginio bilietą, nes man atrodo, ten turbūt 21 valandą parašyta, tai pasižiūrėkit, prasičiakit, nes šiek tiek reikia tamsos dėl tam tikrų dalykų. Jo, mama būtų Merūną kažkaip paderinti, ten padainuot kokią dainas. Aš manau, easy. Tai aš manau, ir Mantas norėtų kartu. Galės? Ai, Mantas. Gerai, fainai. Ai, ne, aišku, man tai aišku dainuos. Ta prasme, ir galim 3 dainuoti. 3 tenorai, žinai tą? O kur dar vienas tenoras? Lučiano Pavaroti. Aha. Ok, 2 yra tenorai, o kur 3? Sorry. Aš pabūsiu tenoras. Ok, gerai. Jo. Išeis suvaidint? Jo. Aš šiaip irgi nesu tenoras, aš baritonas. Aš irgi baritonas. Tu sveri baritoną. O. Wow. Negražus, ne? Wow. Iš komos problemos. Bet gerai, reikia biškį. Gerai. Geras. Aš sveriu baritoną, o ką apie Merūną pasakys? Viskas baigėsi kietumai. Kokia dar yra? Kam reikia išeidinė žmogų, kurio čia net nėra? Teisingai. Jis dabar geresnėje vietoje. Norėjau sakyti, baritentineriai, bet čia mažiau yra. Bet jis tikrai apie save angliškai, bet jam netinka angliška jo pavardės versija, nes jis tikrai ne Miranas. Varom toliau kitas svečias, kur buvo, gal pasiliekam ten, kur mes mokam ką daryti. Gerai. Taip. I love it. O mes į Vilnių atsidūrėme. Jo, mes kažkaip atpuolėm iš Vilkijos į Vilnių. Iš Vilkijos į Vilnių. Čia mano studijų istorija yra. Čia yra čia yra Liepos 12. Prieš paskutinę dieną. Ir prieš paskutinę dieną Kalnų parke Vilniuje mes darom renginį su Jessica Šai. Jep, tai jai bus jau 3 Kalnų parkas. Mes galvom, kad mes padėsime į parduot bilietus. Tai 4. 4? Jo. Bet jis taip greit pardavė. Jo, 3 pardavė, o mes tada galvom, kad mūsų renginys padės į parduoti bilietų kažkiek. Iki kaip mes tie, kur galim padėti Jessica parduoti. Bet mes galvom, kad gal papušinti dar kažkiek. Net tam pasaulyje jo gyveno. Privalom pardavinėję visus tai. Bet žinai, gera intencija buvo galvoti. Bent jau geri žmonės esam. Galbūt. Aš taip, žinai, galbūt galvoju dabar. Bet čia bus pirmasis. Čia bus taip. Aš šiaip manau, kad labai įdomu pakalbinti atlikėją prieš pat jo didelius koncertus, ką suplanavęs jos, daug ką galėsite pamatyti pas mus jau Kalnų parko renginyje, kaip atrodys dalis dalykų. Tai ir sakau, manau, kad Jessica dar smagu kalbinti ir dėl to, kad jinai nelabai kalba, jinai neina daug kur daryti intervų, tai labai daug ką yra apkalbėti su ja.
Nu ir galiausiai, padarėm vieną pakeitimą nuo anų metų, nes kiekvienais metais kentėdavom, kai sodyboje būna prieš paskutinis renginys ir visi žiauriai nori likti sodyboje ir švesti ir užbaiginėti, bet laukia Vilnius ir dėl to mes turim visą laiką eiti anksčiau miegot, apgaudinėjom save, tik trečią vis tiek nueinam miegot, kitą dieną būnam neįsimiegoję, nepailsėję ir tada varom į Vilnių ir tada gailimės, kodėl mes nepadarėm sodyboje uždarimo. Tai klaidos ištaisytos, žinia išgirsta ir šiais metais mes uždarome sodyboje komandiruotę 5 ir uždarom ne su kuo kitu, o su Babaučikas, jauti. Su tai. Sabudu. Sabudu, su tais, kurie keliaus visą kelionę ir žiūrėsim. Nes, žinai, kas labai bus į temą, nes mes bus sodyboje tokioje aplinkoje, žinai, kur mes jau būnam tokie pavargę, murzini, bet kad ir kiek maudais, vis tiek būnim murzinas tenais. Ir kitu atveriai į kalnų parką, kur ataro katlį ir sustonkom tiesiai po Turkijos atostogų. Ir tada tu, žinai, su to išteptų veidų, kaip per tą video, kur nemoka algų Ukrainoje. Stonkus įlipa į kemperį, tiesiog kaip kvaputis, žinai, kemperio apibūna. Pabūna ir tipo, viskas natūralu ir fainai yra, žinai. Ir tada mes tokia 2 savaitės, tokia, žinai, kur kemperį pragyvenę, be energijos kalbinam, tai biškai pasijaučia, žinai, tai galvom, padarysim. Jisai vis dingo. Išėjo, jam reikia SPF užsitepti. Tai tipo, tai galvom, padarysim geriau toj sodyboje, nes ten tiesiog tada gali jau iki galo olin varyti ir... Bet čia žiauriai fan, bet kaip tik gaila, kad man tas išėjo, nes aš norėjau jo paprašyti, kad jis papasakotų mūsų, šiaip žiauriai tripį susitikimo būtent toj sodybai. O tai kas, papasakok iš savo pusės, išgirsim paskui jo istoriją. Jis mums yra papasakęs kažkada, bet... Nu, esmė tokia, kad aš su draugais važiavau į tripą tiesiog po Šiaurės Lietuvą ir mes tiesiog varinėjom ir neturim niekur plano, tiesiog pasiėmė palapkės ir tiesiog kiekvieną vakarą ieškom kur nakvot. Ir vat atsidūrėm kažkur vat ten aplink, kas ten, kokios ten Marios? Antaliptis. Antaliptis, jo. Ir mes kažkur aplinkės ten trainėjomės visur. Ir sustojom kažkokiam kempingė, bet kažkaip jaučiam, kad blogas vaibas. Važiuojam iš ten ir jau temsta. Ir mes praeitą naktį visi ten žiauriai keikėmės, nes ten vėliau kaip vėlai pasistatėm palapinę, ten visi neišsimiegojom, ten išsileidę čiužiniai, nu žodžiu, ir galvojom, nu šiandien vėl tas pats mūsų laukia. Ir mes važiuojam per tiltą ir aš pamatau kitoj žodžiu ežero pusėj. Parašyta baras. Ir aš galvoju, eik, sako, būtų gerai, jeigu tas baras dabar veiktų. Ir bet to pačius matau, kad ten tipo stop juostom išdėliota viskas jo. Ir aš sakau, nu bet tikrai neverta čia važiuoti. Ir mano draugas, kuris buvo už vairo, pamato posūkį ir rodo posūkį ir mes visi mašinai sakom, nesuk čia, nereikia, mes nuvažiuosim į tą vietą, kur ten nieks, viskas uždaryta, tipo, tikrai nesuk. Ir jisai kažkodėl visiškai nepaklausė mūsų, užsuko į tą gatvę, pradėjom važiuoti, važiuojam, taip lėtai, žiūrim tą visą sodybą ir aš žiūriu, tipo, rūksta šašlikinė ir stoju Mantas Bartuševičius. Nuogas ar su drabužiais buvo? Su drabužiais buvo, kiek pamenu. Jo. Ir aš tiesiog atsidariau langą, sakau, labas, Mantai. Ir nesu matęs Manto veido tokio pasimetusio, dar niekad, man atrodo, jis tiesiog... Bet tada parodavai lempinis, nuo to laiko jisai niekada gali būti, jo. Net baltuoja. Ir tada jo, tiesiog išlipau iš mašinos, sakau, ką tu čia darai, ar tu čia kažką filmuoji ir tada man tas jo, čia kameros, sako, nefilmuoju. Ten kamera, jo. Ir jisai, jo, sako, aš čia sodybą nusipirkau ir nieks čia dar iki šiol nebuvo. Sako, net tėvai tipo nebuvo aplankę ir jūs čia vos ne pirmi svečiai esat dabar. Tai pirmas dalykas, ką tu darys sodyboje, tai kepi šašlus. Ne, pirmas dalykas. Persirengiau atėjęs. Ir mes sakom, mes ieškom kur pernakvot, vienu žodžiu, čia ir man tas kaip geras žmogus sako, aš čia turiu namelį, jūs čia nakvosit. Yes. Ir mes dar kažką ten vaidinam, sakom, ne, tai mes
Čia jūs neturėjote jau kur O nakvoti. mūsų čiužiniai visi išsileidę, mes šūdiną naktį turėjom. Ir mes tokie pasidairėm, palinksėjom galvom ir sakom, ne, tai man tai nesirūpink. Bet jau drabužius daiktus nešasi, žinai, kur ne, nereikia. Jo, ir tai va. Ir tada dar ne viskas. Ir tada tu atėjai. Tu prisimeni, ne, kad mes buvom susirašę dieną prieš. Taip, Nes- tu man parašėjai ir dar yra Dėl džempo. mūsų džempų abu du. Jo. Ir tu parašai, kad, nu, tipo, dar, nes jau buvo likęs mažas dydis ir tu sakai, nesiparink, dar mes kažkada darysim gal leidimą. Ir tada aš juos įleidau, jie nuvarė į namelį ir tada Domčis ateina su bluzonu ir sako, čia mano. Taip. Perleido į mano Aš ranką. perleidau savo, Tik savo dydis. blizoną jam. Jo, o kodėl turėjo netikti? Ne, aš mėgstu oversizinius, tai Gerai, ką tai man tai kaip ir pats tas, tipo. Man labai gerai. Man biški netaptam tas kupričiomis oversizinis. O šitą. Jo, labai šiaip fainai, kad susitiko maža Lietuva. Mes pabaigėme, ne visus jau. Jo. Jo. Jo, mes priėjom prie sodybos, aš dėl to šitą papasakau. Ok, gerai. Nes man tai yra, aš iki šiol dažnai atsimenu šitą ir buvo labai... Nice. Pats vienas iš tokių netikėčiausių susitikimų su maestro. True. Gal dar labiau apie patį konceptą mes taip ir nepristatėm normaliai, kad bus konceptas pertraukos metu, kas įprastai būdavo skirtas žmonių klausimams, kad užduoti. Būt ir dabar dar bus laiko žmonių klausimą, bet pabandysim biškai taip perskirti tą laiką. Jo. Kiek galima tikėtis iš jūsų, kiek, pavyzdžiui, dainelių, kad sugrotumėt? Kiek tik grosis. Jo. Ta prasme, jeigu taip gautųsi, kad mes pradedam groti ir žmonės nebenori klausytis, kaip jūs šnekat, gal tebūnie? Wow, galima apsukti. Gal taip? Gal gali jie groti, mes per pertrauką pakalbam ir tada... Ir tada būtų vėl groti. Jeigu, pavyzdžiui, mes kalbam ir žmonės nenori, kad mes sustotume kalbėti, gal jūs tada negrojat iš viso? Laisvadienis mes atsidarom Savo barą. neaiškiaus kilmės dar alaus ir jo. Gal, aš ne prieš visiškai. Aš irgi. Gerai. Mes šiaip, man patinka, kad mes atsipalaidavome. Good. O žiūrėk, aš turiu tau klausimą dar. Dabar mes čia išvardinom nemažai vietų, kurios iš savęs skirtingos ir turit jūs savo arba tu savo konkrečiai vietą, kur labiausiai norėtum konsą padaryti. Nebūtinai šitų, bet šiaip kažkoks va tavo įsivaizdavimas. Galbūt VU Arenų botanikos sode Vingio skyriuje birželio 10 dieną. Bet tai čia jau labai konkreti svajonė yra. Čia jau, ir čia labai greitai šita data jau toks jausmas, kad šitai svajonė bilietus reikėtų turėti. Jo, šitai svajonė jau reikėtų turėti bilietus ir šitą svajonę jau greitai išsipildys. Palauk, primink, aš biškai jau kažką bus praleidau. čia toks koncas, Kaip čia ane? sakei? VU botanikos sode Vingio skyriuje. Taip. Birželio 10 dieną. Jo, aš galiu prisidėti prie rekomendacijų aplankyti jūsų koncertą ar negaliu? Prašom. Aš noriu prisidėti prie šitų rekomendacijų. Aš labai ilgą laiką jūsų klausydamas man neteko progos gyvai vis išgirsti ir aš labai norėjau nueiti gyvai. Tai pirmą kartą nuėjau vasaros terasoj. Man taip patiko, žinau, man taip smagu buvo smagu dėl, apskritai aš jūs labai myliu, visas dainas žinau, bet dar smagiau man buvo dėl to, kad jokios eilės prie alaus nebuvo. Nes yra jaunimėlis, aš buvau pamiršęs, kad čia jaunimėlis yra. Aš ateinu visur mantalų pilsto, visur mašiną galiu pasistatyti. Tai tu esi pats geriausias. Aš esu pats seniausias. Visi, kas gerat. Žiūrėkit, aš šitam podcast'e, tai tie, kas žiūrit, padovanosiu vieną bilietą žmogui, kuris išgeria, kuris įtikins, kažkaip nežinau, įrodys, kad yra išgeręs daugiausiai alaus. Komentaruose? Jo. Galiu tokį padaryti. Jo. Bet o kaip jis įrodys? Jis tiesiog turės prašyti, aš išgeriau daugiausiai alaus, paskui kitas bičias, aš išgeriau daugiausiai alaus. Su detale, tarkim, kiek įmanoma. Jo. Ir jisai turi prašyti, kas buvo per vakaras, kiek buvo išgerta alaus ir kas jo laukia kitą rytą. Aš pradedu. Gerai. 17 alaus ir baltos. Nežinau kiek, nes iš butelio. Jo. Neblogai. Kažkas turi ką. Kas jas laukia kitą rytą, kas laukia? Pachmas manęs laukia, bet šitą žinojau jau, aš jau buvo dar
klubas, baras Kokain, man atrodo. Mano kursiokai nusprendė patraukti ir buvo belė kiek daug žmonių, aš buvau su kuprinė ir man atrodė, kad aš taip vaikštau visą laiką ir po to kursiokai sako, tu belė kaip broviais pro žmonės su ta kuprinė, o man atrodė, kad aš einu taip ir tada jau ant galos galvojau, kad žinai ką, išdursiu dabar barmeną, užsisakysiu alaus, bet nepasiemsiu jo ir tiesiog užsisakiau, sumokėjau, bet nepasiemiau. Čia sąmoningai. Einu vaikštų ir toks, kas čia per bairis dabar, kaip čia taip gavos, kad aš pralaimėtojas esu šitam bairį. Tai po šitų alaus išėjau į lauką ir sprėjau prie mašinos, sakau, į saulėtekio 6, sako, šiaip mašina. Kaip šarašai. Aš turiu vieną, aš parodysiu fotkės iš savo tikriausiai žiauriausio gėjimo, po kurio... Sostopenko? Ne, ten... Amžinatelis, reikia paminėti. Taip. Ten buvo, mes skaičiavom išgertą per parą, mes buvom po minimum 10 alaus ir po kelias bonkės stiprių ant galvos. Tai aš jums to, jūs kalbėkite, aš surasiu fotkės, kad įsitikintumėt. Bet šiaip aš noriu priminti apie koncertą, aišku, pasinaudoju. Aš dar nebaigiau. Jo, man labai patiko, sakau, koncas ir tada aš užsikrėčiau ir tada mes varėm šiais metais neseniai netgi, ne šiais, anų metų vasarą mes varėm su žmona. Ir buvo dar smagiau, nes jau pajaučiau, kad mano... Irgi amžinatelis Airdas. Aš jau pajaučiau, kad pavyzdžiui jūsų grupės koncas jau yra mano pažįstamų susibūrimas. Aš tiek daug draugų susitinku ir tų tokių fainųjų, kur nenusukė akių, kad paspaustum ranką. Tai... Čia Liutas, kuris išgėrė 20 alaus. Nice. Jėzaus impressioną daro tiesiog. Jie būdų koncertą. Aš gal biški dabar pagalvojau, kad... Gal ir nebuvo pas geriausias. Alkašai pradės jūsų nuotrauką. Taip, su 12 arba kaip tik, arba tas, kur aš dar nenusprendžiau, arba bus pakviestas į koncertą, arba kaip tik užbanė. Jam neleisim nusipirkti bilietą. Prašys bičių daug vardą pavardį jis duos ir tiesiog į sąrašą įrašys, kad neįleis čuvaką. Liūdna. Lietuviai tokie yra, kad aš siūlau rizikuoti. Jie išleis kokį 5 eurų alui, kad gauti nemokamą bilietą į tavo koncertą, kad įrodytų, kad išgers. Tai geriausi žodžiai. Ir labai patinka tai, kad kiekvienas koncas yra kitoks, matosi, kad išdirbta ir dekoras būna fantastiškas ir programa labai paruošta. Wow. Ko tikėtis šitame? Aš vakar turėjau pokalbį su grupe ir su visa komanda. Tai mane jau biški, man stabdo arklius, kad aš mažinčiau idėjų kiekį. Jo. Nes jau sako, gal jau klausyk per daug, bet aš vis tiek žiauriai matau viziją ir žiauriai tikiu, kad viskas pavyks. Tai vienu žodžiu, yra žiauriai daug visokiausių į scenoje atsidurs daug įvairiausių piliečių, Taip. Daug įvairiausių instrumentų pasipildys ir taip toliau. Tai tu realiai esi grupės Abudu Bartuševičius. Man irgi stabdos idėja. Jo, aš suprantu. Bet kai tu padarai jas, it works. Taip. Tai va būtent. Ar tavo viena idėja buvo reikalingas kariuomenės sraigtasparnis? Jo. Šiaip ne, bet ta prasme po koncerto mes labai smagiai pasijuoksim iš šito. Vienu žodžiu. Gerai. Aš pasakysiu po podcast'o. Gerai. Bet jo, bus vienu žodžiu, bus ir svečių, bus visiškai mūsų atnaujinta nuostabi programa, bus, sakau, praplėsim, bus nuostabi scena iš vis. Labai sunku šiaip apie koncertus, nes norisi visko neišduoti. Ir apskritai man tai norisi iš vis nieko neišduoti iš tikrųjų, nes man visi tie elementai, jie turi įvykti vietoje ir laiku. Aš juos kuriu, režisuoju, jau galvoju, bet ta prasme, jie įvyksta ir stebina tik tai tuo momentu, kai tu nieko per daug nesitikė. Aš tik tai noriu kuo daugiau prikvies žmonių, kad kuo daugiau ateitų ir pamatytų šitą koncertą, nes mes esam on the roll su koncertais, su idėjom, išleidom tikrai, mano galva, labai gerą albumą praeitais metais. Čia dar atskira gal kalba bus prieis. Čia atskira, aišku, jo, bet tiesiog
yra didžiulis pasiruošimas ir bus epic koncertas, tai labai kviečiu. Kaip mes norėjom biškai nustebinti su raustais, tada su Merūnu galvom, Begby pakviesim, vis tiek niekas nėra matę, bus žmonėms bus įdomu atkast, kaip jis atrodo, kaip kalba, atėjo ir išėjo. Taip niekur nenuėjo šitas. Jokie komentarai, vienas buvo, Begby, ir viskas, žinai, o šiaip tai visiškai į nieką toks. Nu gerai, bet Merūnas susitiko su Begby. Kad visi žinojo, kuris 20 metų buvo dabar. Jo, kur toks, toks keistas buvo, bet vis tiek gerai su jie, tai buvo jokinga. Pačiu pats Merūnas buvo nustebęs, žinai, antros. O dabar galiu aš išbėgti? Jo, išbėgti. O kur man bėgti? Taip, ir į dešinę. Į dešinę. Ir jau pamatysi. Ačiū labai. Žiūrėkit, jūs esate tokie vis tiek prie muzikos. Vieni daugiau, kiti mažiau. Aš jums esu tokį žaidimą parašęs. Let's go. Vieną mažulytį žaidimuką. Mes esame kažkada šiaip šnekėję, kad Lietuvoje YouTube yra pramogų šaltinis. Viską daro lietuviai per YouTube. Žiūri muziką, klauso muziką, podcastai, laidos, taip toliau. Kaip manot, Juoda orchidėja, kiek turi perklausų? 15 lemų. 15 lemų. Aš sakyčiau 18. 18 pusė. Būčiau sakęs 18, bet tada aš sakau 22. 22. Turi 24 milijonus perklausų. Dabar aš sakysiu jums 2 grupės, 2 dainas ir jūs turėsite nuspręsti, ar sudėjus tuos 2 hitus, jie pralenkia Juodą orchidėją ar ne. Okay. Jūs galit pasirinkti iš tų 2 grupių vieną grupę, aš jums galėsiu atskleisti, kiek yra perklausų. Ir jūs paskui galėsite mėginti suprasti. Okay. Gerai? Gerai, žiūrėk. Mes visi žaidžiam prieš tave? Jo, jūs žaidžiat prieš mane. Gerai, žiūrėk, Žemaitukai rinkis mane. Yra daina tokia? Daug šito turi. Marijonas Mikutavičius 3 milijonai. Ar sudėjus jų perklausas, jie pralenkė Juodą orchidėją? Jie turi daug atskirų įrašų, čia prikelta ir... Tik YouTube, aš galvoju. Tik YouTube iš oficialios paskyros, iš vieno video. Aš tik tai galvoju, kad čia galimai buvo arčiausias variantas ir ne vienas iš jų nebus. Nepralenks, bet manau, kad labai arti, bet... Rinkis mane turi daug, bet neturi tiek daug. Bet jūs galite paprašyti, kad aš atskleičiau vienos dainos peržiūros, jeigu norite. Rinkis mane. Gerai, jie turi 19 milijonų. Okay. Bet vis tiek, žinokit, nebus, nes neturi 3 milijonai didelio jokio. Nebent, aišku... Ne, aš tada manau, kad turi. Bet 3 milijonai yra daug įrašų skirtingų. Jo. Nu, bet net ir tas vienas, ta prasme, tikrai paklausytas. Bet yra ten po keli šimtai tūkstančių maks yra, žinok. Tu esi užtikrintas tuo. Žinau, ganėtinai, nes mes tikrai daug kartų esu pajunginėjęs po kokios nors kalbos ir, žinok, atkreipęs dėmesį. Nu gerai, viskas ant manto eina. Tai gerai, sakė, kad neturi, ne? Neturi. Sakyčiau, ne. Neturi. Teisingai, neturi. Žemaitukų 19 milijonų, Mikutavičiaus 3,1 milijono perklausų. 3 milijonų. Yra, jo. 3,1 milijono, tai daug, aš ne. Jo. Žinokit tada. Gerai. Einam toliau. Labai. Jessica Shai, Apkabink ir FC Baseball gyvenimas. FC Baseball čia nėra daug, ne, peržiūrų, perklausų. Manau, kad ne. Manau, daug. Nors blema, Apkabink mane. Čia koks yra 16 lemų, jaučiu Jessicos. Ir tos... Gerai, prašom atskleis, bet kieno prašom atskleis? Kieno Jessicos. Jessica, kaip palauko gal gyvenimo, nes Jessica daug turi, tikrai. Bet ar 16 ar daug gali skirtis labai, žinai, tipo... Game changeris bus. O gal gyvenimas turi lemą peržiūrų? Tai nieko nekeičia. Nu? Jessica, Apkabink 21 milijonas. Tai neturi. Tai turi tada? Ne, aš sakyčiau... Aš manau, kad koks lemas yra pas FC Baseball. Jo. Lemas pusantro. Kiek yra mūsų riba? 24. Neturi. Ar virš 24 ar ne? Ar jisai logika tokia, kad pirmas buvo taip, tipo, po to apkeis man tas. Aš sakyčiau, kad kas nors pasiemkit dabar ant savęs ir atstovėkit. Nes aš sakyčiau, kad taip, bet... O gali būti lygus? Negali. Aš sakyčiau, kad taip, bet aš nenoriu ant savęs imti kas nors. Gerai, aš sakau ne, ant manęs. Davai. Aš irgi ne. Teisingai, ne. 21, o gyvenimas 1,2. Gerai, toliau. Remis Retro, Iva panelė verta milijono. Ir Vidas Bareikis ir 8 kambarys ežero dugne. Tikrai taip. Turi, ne? Aš manau, kad jo, nes, manau, čia bus po...
Po daug? Po virš 10? Jie bus panašiai daug turės abi dainos. Tai atsiskleidžiam gal vieną. Nu, davai, visada galima atsiskleisti. Kambareikiai. Davai, kambarį. Kambarėkė 8,7 milijonų. Bet Remis popino labai. Bus? Remis popino labai. Nu, gerai. Turi, daugiau. Remis turi 16 milijonų. Ui, Tik ant čia 700 smooth tūkstančių. criminal. Smooth fucking criminal. Telebimbam Voras ir Lilas ir Inominė Karina. Apie tą patį. Irgi sakyčiau, kad turi. Aš sakyčiau, neturi, žinau. Aš manau, kad Aš turi. netikiu, kad Voras turi daug. Turi daug manau, Voras. kad- Sakyčiau, kokius bent 6 lemus. Nemanau, baigti, žinau. Nu, tau reikia, come on. Mes visi žinom. Ėjo kartą, ėjo Voras. Pum, ping, dum, pum, bum. Buvo, Tas buvo, bet bet nestopras. Pum, pš, dum, Norėtų pum, būti pum. Petras. Tai gerai, ką norit, kad atskleiš? Vorą. Norit, kad Vorą atskleiš? Jo. 8,2 milijonų. Tai turi tada. Ai, nors plau, bet tai tada bus 2,3 arba 2 milijonai tada sudėjus. O tai kiek Karina turi, tu žinai? 10 plus turėtų būti. 10 plus, nes E, svarbu. Nu gerai. Tai jūs manot, kad neturi? Net. Turi, tu Aš sakai? manau, kad apie 12 yra ir tie 8. Tada. Tai davai ant savęs pasiimti. Neturi tada, nėra daugiau. Yra daugiau. O, Bam, 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 Lilas ir Inominė Karina 20 milijonų. Ui, Jo. ant kiek per daug. Jo, toliau. Vaidas Baumila, Kunigunda. Turi, tai aišku. Ir Čia, GNG sindikatas laikas keistis. nu čia turi turėti, kunigunda jau. Nu. Na. nu. Bet čia yra klausimas tik dėl Kunigundos. Kiek Kunigunda turi? GNG neturės mega daug. Su laikas keistis. Atsiskleidžiam Kunigundos? Nu gerai. Davai. 15. Ai, tai tada neturi. Nesakyčiau, kad ne tada. Aš sakyčiau, kad galimai turi, bet net, sakykim, neturi. Teisingai, neturi. Laikas keistis turi 5,5 milijonų. Kunigunda 15. Okay. Pum, pum, brrr. Gerai, varom dar liko keletas. Gabrielis Vagelis, man trūksta dienų. Ir Leon Somo su džiazu, ką tu su manim darai. Ką? Aš manau, kad neturėtų turėti. Aš norėčiau, kad neturėtų. Kiek turi Vagelio daina? 7,7. Eikš savo. 7,7. Ką su manim darai, nu turi daug, jinai. Nu gali turėti. Ar tiek daug. Gali, Tai, gerai vat, pagalvok. ką su Gali manim turėti darai, nėra 18 tūsų lemų. daina, labai retai leidėsi. Eiktų. Nebent jau leidėsi, kai jau... Kai jau leidėsi. pripylęs ir liūdna ir Tai ne, tai jau kaip esi. galas. Bet Ir žinai, 3 kartus bent paklausai tada. Tai bet Čia čia yra- yra... Pavieniui lieka, žinai. Jo, čia yra kažkas ketvirto atsitiko. ryto daina. Taip. Ketvirto, jo ta tokia, kur... Bet čia ta daina, kur užsideda kažkas ant tripyto, visi smigia ir kažkoks tas vienas žmogus lieja savo... Pirtyjo, kur Čia prasidaręs dušė. dušė. Hebra, aš turėsiu, žinokit, varyti, tokia trumpai labai istorija. Man išrašė daktaras vaistus, dėl ko labai sukilo spaudimas ir galiu bet kada nori prieš, Jo, netgi nice. dabar eidamas, tai einu pas daktarą vaistus. Prašau, ant persiprašyti kamerų. iš naujo. Tai, Tau netokius išrašė ar kas tavo? nu, šalutinis poveikis. Tipo, ir kilo spaudimas, bet bet kaip. šulinesnių šiaip šalutinių. Niekada Gali negalėjau atsijungti rasam tiesiog. kažkokį- gali bet Man irgi kada- aukštas spaudimas, tai... Gali bet kada nuolipti, tiesiog. Jau buvau nuolipęs, buvau greitoji ir suradau heką, kaip galim ligoninį greičiau prieiti. Reik nuolipt nelaukus. tiesiog. Ne, reikia ketinti prie ligoninės, neikite priimamai, iki ten, kur atvažiuoja greitoji ir apsimės, kad su greitai atvažiavai. Ir tave tiesiai priims. Ok. Wow. Tai, Aš irgi supratau, kad man terapija už 15 minučių. tai Tai gerai, greitai dar. Liks dar kažkas šitam podcast'e. Aš su Rokelį žaisiu šitą žaidimą tiesiog, užkadrės balsą. Tai labai kviečiam visus į komandiruotę, aš bandau nenuolipti iki daktaro. Gerai, tai Airidai greitai atsakyk. Mes dėsim kaip Airidas. Nu tai dėsim tada jo. Jo, Gabrielis Visai Vagelis. dramatika. Būtų galėtų jisai nuolipti. Aš šiaip žiauriai norėčiau, Galim kad suvaidinti. Davai. Jo, būtų gal pakeltų šiek tiek peržiūrų. Ir galim užsimesti ant stalo ir gaivinti. Nu, mes šitą Kolektyvinį tokį? Jo. Bet aš... Airidai greitai paskutinį Gabrielis Vagelis, man trūksta dienų, Leon Somo džiazu. Lauk, tai pagelis 7, tai čia šitas tai yra... Čia bus, nes Nu džiazu... bus, davai, bus.
Nebus. Džiazų. Dalyvauju diskusijoje. Džiazų 16 milijonų ir 7,7. Taip biškai trūksta. Bet 300 tūkstančių jo. Nori dar vieną? Nu, Paskutinį važiuoju. Paskutinė desertas. 3 bus. Dallasas, kur mano laimė. Sel, aš žiūriu toje pasaulį. Ir JVC sijonėlis. Kokį antrą? Sel, aš žiūriu toje pasaulį. Iš šitą gali daug turėti, JBC Bet sijonėlis. tai kokia neturi 10-12. Dallasas, kur mano laimė. Čia irgi keli lemai neturės. Neturės? Ne? Bet jis įdėjo 3. Aš sakyčiau, turės. Aš sakyčiau, turės. Aš tikiu irgi, ne sijonėliu. šiaip. Jeigu kuo tikiu, tai tik sijonėlis. 2 prieš 1. Neturi. Kur mano laimė, Dallasas 7,3 milijonų. Žiūriu toje pasaulio 9,8 ir sijonėlis 2,4. Wow. Tai tau. Tai va. Viskas pabaiga tai yra. Viskas pabaiga. Ačiū visiems. Tai jau dabar kas nenualpot. susitinkame Birželio 30, Liepos 13 dienomis komandiruotėje, kur išvysite ir komandiruotės Hebra ir Grupę jauti. Jeigu ką tik įsijungėte ir nesuprantat, kas čia darot ir kaip jūs galite ką tik įsijungti ir iškart į pabaigą. Jūs lodariai geri irgi esate. Bet pradžioj. Jo. Birželio 10 ateikite į abudu koncertą. Tai čia tai kas be ko. Tai jeigu, aš šiaip nežinau, ar mes įleisim į komandiruotę, jeigu nebūsit buvę abudu koncerte Birželio 10 dieną. Taip, kad paliekam turbūt bilietus apačioje. Jo, bilietai yra podcast'o prašymė komandiruotės tiek abudu konso ir susimatom komandiruotę. Ir abudu koncertai. Iki. Iki kitų. Ate.